Sveiki, čia Kotaro ir būtent nuo praėjusių metų pabaigos aš pradėjau gido darbą, gidavimą ir vedu ekskursijas po Japonijos miestus, kaip po Kyoto, po Osaką, po Tokiją ir net po Japonijos provincijas, kaimus ir taip toliau. Ir tada galite daugiau sužinoti apie Japoniją, apie vietas, kurias tik vietiniai japonai žino. Ir apie kainą. Pagrindiniai tai kainuoja 100 eurų vienam žmogui per dieną. Bet jeigu būsite daugiau nei 3 žmonių grupėje, tada tai kainuos 250 eurų per dieną. Na tada, jeigu norite gido Japonijoje, tada man parašykite asmeniškai žinutės per Instagramą, Facebooką arba net elektroninį paštą. Galite rasti video aprašyme ir aš laukiu jūsų žinutės. Ir per mano gidavimą galite daug daugiau galite sužinoti, pamatyti Japoniją. Ačiū. Sveiki, kaip gyvenate, čia Kotaro ir dabar esu Nagahamos mieste. Aš tik važiavau traukiniu iš Osakos iki čia ir kelionė truko tik 1,5 valandos ir jau yra toks vaizdas. Osakoje, Kyote visai nėra sniego, bet Nagahamos mieste tiek yra. Čia yra bankomatas ir labai jaukiai atrodo. Tik 1,5 valandos iš Osakos ir taip atrodo. Čia yra gražus sodas, kiemas. Ir čia yra parkas, bet kaip matote, nėra įėjimo. Visiškai išnyko. Ir ten yra suolas, bet visiškai apsnigtas ir neįmanoma sėdėti. Bet apskritai neįmanoma įeiti į parką. O kažkada šioje vietoje buvo geležinkelio stotis ir šita stotis vadinosi Nakanogo. Čia buvo bėgiai, bet jau seniai nėra. O šioje lentoje rašoma, kad šioje vietoje 1882 metais pirmą kartą pradėjo važinėti traukiniai ir jau 1964 metais šita stotis buvo uždaryta. O čia yra buvusi vidurinė mokykla, Kagamioka vidurinė mokykla. Dabar jau uždaryta, bet neturbūt kitaip naudojamas šis pastatas. Dabar yra mašina. O čia yra valgykla, kur galima valgyti korėjiečių virtuvę. Ne tik aš nežinau, ar dar veikia. O būtent ši vieta žinoma kaip vieta, kur labai daug sninga Japonijos vakaruose. Matote, ant stogo daug prisnigsta čia. Ir dabar esu prie kalnų ir vis daugiau sninga. Taip atrodo aplinkui. Ir prieš mane yra kalnai, bet jau nematoma, kaip matote. Dar kalnuose ir už kalnus dar daugiau sninga. Ir net šioje vietoje labai jau daug prisnigo. Ten dar toliau kalnuose ir už kalnus dar daugiau prisnigsta ir net daugiau negu 2-3 metrų aukščio. Ir sakoma, kad šioje vietoje daugiausia Japonijos vakaruose sninga. Ir tikrai dabar labai sninga, labai. Ir šis sniegas yra labai drėgnas. Šis sniegas turi būti labai sunkus. Bus problema, aš manau, namuose. Čia turi būti kelias. Bet kaip matote, visiškai apsnigtas. Ir ten yra ženklas.
dabar esu Odani gyvenvietėje ir čia dar daugiau prisnigo, nes jau dar arčiau kalnų. Čia yra šventykla, bet negalima įeiti dėl sniego. Labai daug prisnigo čia. Nėra įėjimo. Visiškai apsnigta. Kažkas čia skūrė namelį. Labai gražiai skurtas. Ir tam žmogus išvalo sniegą, kuris yra ant stogo. Labai daug yra. O čia yra kažkoks namelis arba nežinau, ar tai sandėlis turbūt. Ant stogo labai daug prisnigo. Jeigu niekas neprižiūri, tai tikrai sugrius toks namelis, aš manau. Šis namas tai turbūt po išvalymo arba dėl to, kad tai yra labai status stogas, ten neprisnygsta galbūt. Ir čia yra pėsčiųjų takas. Matote, abipus kelio yra daug sniego. Nežinau, beveik metrų aukščio turbūt. O kaip matote, ant tradicinio namo stogo mažai prisnigo. Tai dėl to, kad stogas yra labai status. Bet ant modernio namo stogo tiek prisnigo, nes tai nėra status stogas. Man atrodo, kad ten kabina ridikius ir ten dar kopūstą. Įdomu. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!